Visų pirma, kas pasikeitė, taip trumpai ir žiūrint iš įvairių pozicijų, iš tarptautinių tyrimų ir iš, sakykime, programų kūrimo, iš egzaminų pozicijų, aišku, pasikeitė vaikai. Tikrai, sakyčiau, net mokymosi stiliai pasikeitė. Natūralu, ateina iš kitokios aplinkos, viskas taip. Aišku, jeigu jūs pasakysite, kad jau taip 100% pasikeitė, tai bus truputį netiesa. Sakyčiau, kad kokių 15%, 20% gabesnių vaikų matematikai, ten ar lietuvių kalba ir kažkam, iš tikrųjų neturime jokio pagrindo teikti, kad juos reikia mokyti visiškai kitaip. Kol kas vis dar neturime tokio pagrindo teikti. Na ir turbūt pagrindinė problema tada, o kaipgi su tais, kurie vidutinių, sakykime, gebėjimų, arba tiem, kuriem labai nesiseka mokytis. Vat tiems iš tikrųjų. Čia turbūt pagrindinis ir vyksta mūsų dabar pagrindiniai ieškojimai, kaipgi juos reikėtų mokyti, nes pasikeitė įgy galimybės. Iš tikrųjų, tai, kas dabar yra, reiškia, kad pasikeitė labai galimybės. Bet to, aišku, pasikeitė ne tik vaikai ir galimybės, bet pasikeitė ir tikslai. Kai kada labai stipriai, kai kada ne taip stipriai. Na, prisimenu, mano mama kažkada mokėsi šiame universitete, dar vadinosi tada pedagogikos institutas, ir Laužikas jiems sakydavo. Sakydavo, mokytojas turi mokytis visą gyvenimą. Kažkada mokytojas turėjo mokytis visą gyvenimą, dabar visi turi mokytis visą gyvenimą. Tai labai panašiai su tuo viskuo, apie ką mes šiandien kalbame. Kažkada tik mažesnė dalis visuomenės turėjo, tai buvo aktualu jiems, dabar iš tikrųjų aktualu absoliučiai visiems. Mes kalbame apie kompiuterius ir internetą. Iš tikrųjų, tarsi jie labai pakeitė gyvenimą, bet jeigu žiūra į tarptautinius ar nacionalinius tyrimus, tiesioginio ryšio kol kas vis dar, bent jau stipraus tiesioginio ryšio tarp kompiuterių, interneto ir mokinių pasiekimų vis dar nėra. Kažkada atsiras. Sako, kad vėlgi tyrimai rodo, kad tos mokyklos, kurios moka tuo pasinaudoti, pasiekia puikių rezultatų. Kitos mokyklos atvirkščiai šituo paslėpia savo darbo trūkumus, reiškia. Ir vidutiniškai taip gaunasi, kad tarsi to stipraus ryšio vidutiniškai ir nėra. Mes daug kalbame dabar apie kūrybingumą. Ir kūrybingumo turbūt tai, kad jo reikia, tai tikrai nepasikeitė. Pasikeitė tik tai, kad jo truputį kitokio reikia. A galbūt stipriai kitokio reikia kūrybingumo. Kalbame apie problemų sprendimą, vėlgi reikėjo visada, reikia dabar, reiškia, bet jau kiek kitokio problemų sprendimo ir čia tikrai kompiuteriai, internetas, aišku, suteikia naujų galimybių, reikia šito dalyko mokyti. Bet kadangi mes norime dabar jau ne tik pačius gabiausius mokslui išmokyti, spręsti problemas, tai turime ieškoti kažkokių naujų technologijų. Mokant, sakykime, kūrybiškumą arba problemų sprendimo, labai svarbu yra strategijos. Mokyti strategijų. Iš tikrųjų, kalba dabar eina apie kitokių žinių mokymą. Tai, sakykime, tos faktinės žinios jau nebe tiek svarbios, aš nesakau, kad jos nesvarbios, jos tikrai yra labai svarbios, bet dabar labai svarbios yra tos strateginės žinios. Ir vėlgi tenka nemažai pavaikšniai dabar po klases ir stebėti pamokas ir mokyklose būti. Kuo skiriasi mūsų mokyklos, sakykime, nuo geriausių mokyklų pasaulyje? Pirmas vaizdas. Tai visų pirma, sakykime, formuojamo vertinimo kriterijai ir strategijos. Plakatai su šitą informaciją, sakykime, kažkaip vizuali informacija apie tai mokyklose, koridoriuose, reiškia, klasėse ant sienų. Skirtumas tikrai didelis, būčiau žinojęs, kad čia būtent tokia įdomi tema, būčiau specialiai savo nuotraukas įsitraukęs, reiškia, ir tai būtų įdomu palyginti. Nėra pas mus tų plakatų su strategijom. Tikriausiai nelabai yra ir tikro problemų sprendimo mokymo. Kita turbūt didžiulė problema, negali sakyti, kad
geras pedagogas, tas, kuris buvo prieš 40 metų geras pedagogas, jau dabar jo visi gebėjimai niekam verti. Tikrai esu įsitikinęs, kad daugumas mano mokytojų sėkmingai dirbtų ir šiais laikais, tiesiog turėjau pakankamai nuojautos, kad šiek tiek pakoreguotų savo mokymą ir viskas būtų gerai. Problema yra kita. Prasta ta klasikiniai pedagogika dabar, aišku, jau visai nebetinka. Čia tai tikra tiesa. Ir tai reikia kažkaip keisti. O kaip mes keičiame, ir šiandien aš norėčiau apie tai daugiau pakalbėti, kaip mes diegiame naujoves, ar efektyviai mes diegiame naujoves. Tarptautiniai tyrimai mums leidžia pasilyginti, kaip mes atrodome kitų šalių atžvilgių, kokie mūsų vaikų pasiekimai, bet jie nelabai leidžia mums suprasti, kiek efektyviai mes dirbame ir kaip efektyviai mes diegiame naujoves. Nacionaliniai tyrimai būtent leidžia tai padaryti ir ta pagrindinė išvada šiek tiek nedžiuginanti. Vėlgi panašiai kaip su kompiuteriais. Dažnai su naujovių diegimu aiškaus efekto nelabai matosi. Na ir turbūt mokytojai. Vėlgi nedrįsčiau teigti, kad mokytojai tokie jau labai atsilikę nuo tų netgi Z, sakykime, kartos vaikų. Aš tikrai žinau bent 5 ar 10% mokytojų, kur dar neaišku, ar jie geriau, sakykime, jaučiasi toj šiuolaikinėj erdvėj ar tie maži vaikai. Bet tai, kad, sakykime, apie pusė mokytojų vis dėlto yra sunku su kompiuteriais, sunku su internetu, kartais sunku net užsiregistruoti į, sakykime, kažkokį seminarą, tikėkit manimi, aš tai daug kartų matęs. Ir garbų žmonės, sakykime, nesugeba pasinaudoti tom elementariom šiuo laiku galimybėmis. Tai yra blogai. Reiškia, problema yra tai, kad tai yra labai ne vienalytė ta situacija, kad ji labai įvairi. Na trumpai, kad labiau patikėtumėt apie nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus, čia aš labiau apie 12 metų tyrimą, nes prie praeitos vyriausybės taip nei vienas tyrimas neįvyko. Tiesiog krizė buvo, bet antra vertus, žinot, nelabai gerai turbūt, nelabai smagu ir tiksliai žinot, kokie tie mokinių pasiekimai yra, ypač jeigu jie nelabai gerėja. Taigi, norėčiau pakalbėti toliau apie mokinių pasiekimų lygius, kokie yra pirmą kartą, mes dabar jau žinome, kokie tie pasiekimų lygiai. Toliau apie kokiosgi išvados apie ugdymo proceso ypatumus. Tos išvados apibendrintos, esu įsitikinęs, kad tai tinka ir istorijai, iš dalies tą aš jau žinau, ir tikriausiai ir geografijai, na ir tam tikros iliustracijos tyrimų duomenimis. Tyrimo tikslas sudaryti būtiniausias prielaidas bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimai, na, o uždaviniai truputėlį turbūt platesni, negu šiaip jau įsivaizduojama paprastai. Tai visų pirma rinkti informaciją stebėsenai, na čia kartu su tarptautiniais tyrimais, bet naujas tikslas yra tirti ugdymo turinį, tai yra, kurios jo dalys yra realios, o kurios, sakykime, truputį atitrūkę nuo gyvenimo, netitinka, sakykime, mokinių amžiaus tarpsnių, netitinka mokytojų pasirengimo, netitinka mokymo priemonių ir taip toliau. Na ir tie tyrimai nacionaliniai mums yra vienas iš tokių svarbiausių procesų rengiant standartizuotus testus. Mes nustatome atskirų klausimų lygį. Iškia, gana tiksliai nustatome tą lygį ir tada standartizuotą testą jau galima taikyti absoliučiai, taip sakant, nesusisiekiant ir nesinaudojant nei nacionalinio egzaminų centro pajėgomis, tiesiog mokytojas gali išsitirti savo vaikus ir žinot, kokia situacija realiai yra. Na, kaip jau minėjau, tyrimai nuo 2003 metų tęsėsi 2008. 2009 metais tyrimas neįvyko, bet 2010 ir 2011 metais tą medžiagą parengtą prijungėme prie tarptautinių tyrimų ir gavome šiaip jau iš esmės pablogėjimą rezultatų lyginant su 2008 metais. Nedidelį, bet kažkokį tai pablogėjimą. Na ir tyrimai atnaujinti nuo 12 metų. Šiais metais vyksta skaitymo rašymo matematikos 4 klasėje ir skaitymo rašymo matematikos 8 klasėje tyrimas. Kitais metais vyks
4 klasėje pasaulio pažinimo ir 8 klasėje gamtos mokslo ir socialinių mokslų tyrimai. Taigi turėsime netgi daugiau informacijos, negu anksčiau turėdavome, vėl viskas yra atnaujinama ta visa medžiaga ir galėsime netgi gal pasilyginti kažkiek, kaip kinta mūsų mokinių pasiekimai. Na, labiausiai skaitimas, rašymas, matematika šiuo momentą yra tyrinėjama, bet testai sudarinėjami taip, kad labiau orientuojamės į tokius bendresnius gebėjimus. Skaitimas ir yra skaitimas. Ar istorijoje, ar geografijoje, ar matematikoje, sakykime, visur tai yra skaitimas. Jeigu tema pakankamai universali, tai rašymas taip pat yra tam tikra prasme bendrasis gebėjimas. Kas dar ypatinga, mes ne tik rezultatus surenkame, bet surenkame konteksto informaciją. Tai yra informacija apie mokinio individualias savybės, mokinio namų aplinką, mokinio mokymosi ypatumus, mokyklos aplinką ir pedagogų darbo ypatumus. Tai yra, visų pirma, klausiame mokinius ir mokytojus, o kaipgi tas mokymasis vyksta. Na, turiu pasakyti, kad kaip ir tarptautiniuose tyrimuose vertingiausia informacija yra vaikų atsakymai. Mokytojai ar tai žino, kaip reikia atsakinėti, ar tai įsivaizduoja, kad dirba kažkiek kitaip, sunku pasakyti, bet ryšiai žymiai silpnesni, kuriuos randame iš mokytojų atsakymų, reiškia siedami su mokinių pasiekimais. Na, aišku, mokytojai tikrai gerai gali atsakyti apie savo darbo, reiškia, sąlygas, tai tą dalimi tikrai visada naudojamės. Nacionalinė imtis yra didelė, sakyčiau, net labai didelė, kadangi mokinių jau nebedaug pas mus beliko, vos ne 1/6 visų vaikų yra apklausiami. Na ir mes turime dabar jau ir tautinių mažumų rezultatus rusų lenkų mokyklų ir, sakykime, mokyklų tobulinimo projekto irgi kažkada vykusio tiesiog pažiūrėjome, kokie rezultatai, ar yra kažkoks pagerėjimas tuose mokyklose. Na ir dar pradinių klasių projekto buvo paimta ir pažiūrėta, kokie rezultatai. Ar buvo efektyvus projektas ir projektas tikrai pasirodė gana efektyvus. Pereinu prie išvadų, aišku, jums tai yra įdomiausiai. Na, visų pirma, turbūt pirmoji mūsų išvada, kaip jau minėjau, mes pirmą kartą aiškinomės, kokį mokinių pasiekimų lygiai. Anksčiau mes negalėjom palyginti metų su metais, buvo norminis palyginimas. Dabar yra galimybė, reiškia, jau gana tiksliai priskirti mokinį tam tikrai pasiekimų kategorijai. Tai štai tas pirmoji išvada ir yra, kad 15–20% mokinių skaitimo, rašymo ir arba matematikos pasiekimai yra labai žemi ir keliantys didelę grėsmę jų tolimesniam mokymuisi. Tai yra tiek, kad vaikų pas mus yra didelės rizikos grupėje. Toliau testų rezultatų atotrūkis tarp mergaičių ir berniukų, tarp miesto ir kaimo mokyklų išlieka didelis ir netgi tam tikrą prasme didėja. Lyginant rezultatus pagal mokyklų tipus, geriausiai yra progimnazijų mokinių pasiekimai. Na, tiksliau galbūt būtų pasakyti taip. Pradinių mokyklų, 4 klasėje tai pradinių mokyklų, o 8 klasės rezultatai tam tikrą prasme, jeigu apibendrinti, yra geresni vis dėlto progimnazijų. Ir tai turbūt reiškia, kad pasiteisino mokyklų specializacija, bent jau tuo požiūriu, bent jau mokinių pasiekimų požiūriu. Na, štai čia yra pavaizduoti mokinių pasiekimų lygiai. Matote 4 klasė, 8 klasė, matematika 8 klasė kažkur apie 14% yra nepatenkinamas lygis mokinių pasiekusių, tai yra iš tikrųjų daug. Na ir čia pirmoji išvada yra turbūt tokia įdomi, kurią mes dabar iš tikrųjų bandome šitą reiškinį tirti. Kodėl specialistų nuomonė, faktiškai tie lygiai yra nustatyti, dalyvaujant ir matematikos, sakykime, specialistam ir lietuvių kalbos specialistam. Kodėl pasiekimų lygiai 4 klasėje kaip ir viskas dar neblogai, o staiga 8 klasėje situacija daug blogesnė. Ir kas čia iš tikrųjų aiškėja, kad mes vis dėlto nelabai atsižvelgiame į amžiaus tarpsnių ypatumus. Mes vis dar senų įpročių 4 klasėje mokom tokių dalykų, kuriuos
gali vaikas išmokti, bet paskui jis tiesiog jos užmiršta. Ypač jeigu 5-6 klasėje tai nėra nuolat kartojama. Taigi, ta amžiaus tarpsnių atitikimo problema ugdymo turinio iš tikrųjų akivaizdi. Na čia labiau išskirta, reiškia, būtent kiekgi procentų pasiekimai yra nepatenkinami. Tai mėlynas stulpelis yra tie vaikai, kurių vieno tirto dalyko pasiekimai yra nepatenkinami, o raudonas, kur 2 arba daugiau dalykų pasiekimai yra nepatenkinami. Na ir kaip matote, jau vien tik tai iš matematikos skaitymo ir rašymo 4 klasėje virš 15% vaikų yra nepatenkinami ir 8 klasėje, atvirai pasakius, jau artėja prie 25%. Tai yra iš tikrųjų labai daug. Tai yra rimta Lietuvos problema. Jeigu žiūrėt motyvacija truputėlį didėja nuo 2007 metų, kai mes tyrėm tas pačias amžiaus grupės. Bet aišku, lietuvių kalbos mokymosi motyvacija, kai klausi, tu mokaisi lietuvių kalbos, nes jos reikia, norint gauti įdomų darbą, aišku, tai po truputį mažėja. Tai supratimas reiškia, kad lietuvių kalba nėra tokia svarbi, sakykime, gyvenime, kaip buvo manoma anksčiau, akivaizdžiai ateina ir į mokyklą. Ir tai reiškia, kad reikia keisti metodikas, reikia kitaip dirbti su mokiniais. Nors taip reikia pripažinti, kad mūsų mokinių motyvacija, lyginant su kitų šalių, tikrai dar yra nebloga. Bet jeigu mane paklaustumėte, reiškia, ar ta motyvacija tikrai susijusi su mokinių pasiekimais, tai yra, ar mes nesiekėme tik tai geros motyvacijos, bet nesiekėme to komplekso ir pasiekimų aukštų ir motyvacijos, čia klausimas yra daug sudėtingesnis, nes daug kas rodo, kad ir motyvaciniai procesai taip pat yra tam tikra prasme šiek tiek imituojami. Čia matome matematiką, tai 4 klasėje gal šiek tiek motyvacija mažėja, tačiau 8 klasėje gerokai ūgtelėjo, tikriausiai dėl naujų vadovėlių. Iškia, situacija nėra jau tokia bloga motyvacijos požiūriu, bet užtat pasiekimų požiūriu 8 klasėje situacija tikrai nėra gera. Na ir, aišku, vėlgi kita rekomendacija Lietuvai ir jum taip pat turbūt yra atkreipti dėmesį į tos vaikus, kurių pasiekimai nepatenkinami. Jų yra gana daug ir pasirodo, tai yra ypatinga grupė vaikų. Pirmiausia, čia yra parodyta, reiškia, palyginta aukštesnysis pasiekimų lygis su nepatenkinamu pasiekimų lygiu, kokie yra skirtumai namų aplinkos, sakykime, kartais savijautos mokykloje, situacijos šeimoje. Tai tie skirtumai yra didžiuliai. Tik tai apie 30% nepatenkinamo pasiekimų lygio vaikų ir turi specialiuosius poreikius. Tuo tarpu net aukštesniojo pasiekimų lygių dar 4% turi specialiuosius poreikius, bet pasiekia tą aukštesnį lygį. Na ir didžiausias problemos, aišku, socialinės. Sakykime, mama išvažiavusi kažkur į užsienį, tai labai stiprus šiuo momentu rodiklis, kad vaikui sunku. Tėvai, mama, sakykime, neturi aukšto išsilavinimo ir taip toliau. Daugybė tokių dalykų, knygų mažai namie, ta edukacinė aplinka neturtinga ir taip toliau. Kažkuria prasme šitie duomenys iš karto sufleruoja, ką reikėtų daryti. Paklausus mokinius, reiškia, ar jiems kas nors padeda. Kas jiems padeda mokytis? Dažnai ir labai dažnai. Ir 6% atveju maždaug padeda repetitorius. Mokyklos mokytojai nedarbo metu padeda maždaug apie 10% atveju. Ir maždaug daugiau kaip 50% atveju padeda namiškiai. Išvada turbūt labai paprasta. Tikrai tie namiškiai, daugiausiai neturintys aukštojo išsilavinimo, nelabai gali vaikam padėti. Taigi, mokyklai tikrai čia atsiveria didelės galimybės ir ką mes matome Lietuvoje ir kitose šalyse. Reiškia, geros mokyklos, geri mokytojai, o kitur ištisos valstybės
specialiai kreipia dėmesį štai šitos vaikus ir netgi iš esmės jiems kaip ir apmoka korepetitorius, tai yra jie apmoka papildomas valandas. Ir neleidžia dirbti bet kam tais papildomais mokytojais, tik tai tiem mokytojams, kurie tikrai efektyvūs ir įrodė, kad kažką gali pasiekti. Na čia turbūt visų lygmenų ta pati lentelė, tas, kas ten buvo grafiškai pavaizduota, tai matome, kad, pavyzdžiui, repetitoriai, būdingiausiai turėti repetitorių yra pagrindinį lygį pasiekusiems mokiniams. Na, mokykla dažniausiai padeda, aišku, tiem, kurie yra žemų pasiekimų mokiniai. Na, o namiškiai vėlgi, aišku, labiausiai padeda tiem, kurių yra žemi pasiekimai. Taigi, kaip matome, va čia viena iš galimybių, kaip tiem vaikam padėti. Ir jūs sakysite, pavyzdžiui, istoriją. Vėlgi, dabar iš standartizuotų testų žinome, kad labai viskas priklauso kaip ne kaip nuo mokytojo. Toj pačioje mokykloje su tais pačiais vaikais, lyginant su Lietuva, sakykime, matematikas gali pasiekti žemų rezultatų, lituanistas vidutinių, istorikas, pavyzdžiui, labai aukštų rezultatų. Su tais pačiais vaikais. Nuo ko tai priklauso? Na, tiesiog jau savo įdomumai klausdavo direktorius, o kuo čia tas istorijos mokytojas skiriasi? Na, pasirodo, jis ateina, užduoda įdomius klausimus, įtraukia vaikus į tą probleminį, reiškia, mokymasi, tyriamąjį mokymasi. Aišku, nejučia, tarsi ten turbūt jis pats gal nežino, kad jis taip daro, reiškia, bet iš tikrųjų taip daro ir tai yra efektyvu. Ir nuo mokytojo iš tikrųjų labai daug priklauso. Na, pagal lytį tie lygiai, sakykime, matematikos netgi, kaip matote, jau yra skirtumas, jau berniukai šiek tiek blogiau. Na, bet tai nėra tragiška, tikrai tai turbūt normalus skirtumas tarp lyčių čia atsispindi. Taip, kad 4 klasėje kaip ir viskas tvarkoj, su skaitymu, su tais dalykais, kurie susiję, reiškia, su verbalinė sfera, taip, berniukam tai yra žymiai sunkiau. Ir taip turėtų būti turbūt ir geografijoje, ir istorijoje. Verbaliniai gebėjimai berniukų yra silpnesni, kai kas sako, net metus atsilieka maždaug nuo mergaičių, taigi reikia turbūt tam tikrai daug dėmesio kreipti. Ir 4 ir 8 klasė. Na, rašymas irgi labai panašiai, ypač berniukam turbūt yra 8 klasėje sunku rašyti ir viena iš didžiausių problemų yra teksto kūrimas. Dabar jeigu kalbame apie kūrybiškumą, tai aišku turėtume visų pirma kalbėti, konkrečiai lietuvių kalboje, apie teksto kūrimo strategijas. Reiškia pamokyti, kokių strategijų laikantis, nesunku, net ir tiksliukui, reiškia atpalaiduoti tą savo kokį tai tokį drovumą arba fantaziją ir parašyti įdomų, bent jau įdomų skaitytojų rašinį, sakykime. Taigi, tai iš tikrųjų pasirodo aktualu. Pagal vietovės tipą skirtumai iš tikrųjų yra dideli, ypač, kaip matote, matematikos atveju skirtumai yra dideli. Ypač įdomu, kad kaimas skaitymo atveju labai žemi mokinių pasiekimai. Čia turbūt todėl, kad iki mokyklinių, prieš mokyklinių įstaigų nelanko vaikai. Taigi, vėlgi, aišku, kad mokiniam reikia pagalbos šitoje srityje, čia yra 8 klasė, taip pat ir skaitymas, reiškia 4 klasė ir matematika 8 klasė, dideli skirtumai. Vėlgi matome pagal mokyklų tipus, tai vis dėlto progimnazijos vidutiniškai pagal įvairius parametrus yra geriau. Dabar dar vienas turbūt svarbus aspektas mūsų Lietuvoje labai akcentuojamas, tai yra mokinių savijauta. Iš tyrimų matosi, kad tikrai patyčias reikia mažinti, čia ne tik tarptautinės išvados, čia ir mūsų pačių išvados. Iš pažiūros gal ten tie skirtumai ir nėra labai dideli. Ir sakant, tai yra 15–20% vaikų problema, tai kad tai liečia juos. Bet aš nemanau, kad gerai tokioj klasėje, kur iš ko nors tyčiojamas ir kitiem vaikam. Nors tai jų ir neliečia. Taip, kad šituo požiūriu tikrai reikia rimtai užsiimti šitą problemą. Na ir tyrimai rodo paprastą dalyką, kad norint didinti atsparumą patyčioms ir gerinti savijautą, svarbu ugdyti mokinių bendrasias kompetencijas. Pasirodo jos ne tik
akademiniam pasiekimams svarbios, bet jos yra svarbios ir mokinių savijautai mokykloje. Na, čia matome koreliacinį ryšį tarp mokinių apibendrinto pasiekimų rodiklio ir patyčių būklės. Tai matote, kad 4 klasėje tas ryšys gana stiprus ir ypač stiprus ryšys tarp patyčių ir savijautos mokykloje. Na, čia patyčių tas rodiklis perskaičiuotas taip, kad kuo jis didesnis, tuo patyčių yra mažiau, todėl čia teigiamas ryšys šiaip jis turėtų būti. 8 klasėje ryšys tarp pasiekimų ir sakykime, patyčių yra silpnesnis, bet savijauta vis vien yra labai bloga, jeigu yra patyčios. Ir aišku, akivaizdžiai tą problemą reikia spręsti jau iki 8 klasės. Tai yra pradinėje ir maždaug iki 6 klasės. Na, dar vieną dalyką, ką čia nepamatėte, bet ką matome iš kitų šaltinių. Kiekvienas perėjimas iš mokyklos į mokyklą susijęs su tam tikrų patyčių pliūpsniu, nesaugumo pliūpsniu. Ir vėlgi suskaidimas į pradinę, sakykime, mokyklą, progimnaziją ir gimnaziją pasiteisins tik vienu atveju Lietuvoje, pilnai pasiteisins, jeigu mes sugebėsime, reiškia, būtent įveikti tas perėjimo problemas, sudaryti mokiniams sąlygas, kad jie blogai nesijaustų atėję į naują mokyklą. Na, čia tiesiog parodyta, su kuo susiję, reiškia, geresnė vaikų savijauta ir mažiau patyčių mokykloje. Atsakymai į klausimus, kurie koreliavo teigiamai, buvo: tau patinka dirbti vienoje grupėje su klasės draugais, tai yra bendravimas, tau sekasi įveikti vienatvę ir atstumimą, tu sugebi padėti kitiems įveikti bendravimo sunkumus, tau sekasi rišliai pasakoti, sklandžiai reikšti savo mintis. Irgi labai stebėjomės, kad šitai turi labai teigiamą koreliaciją su gera savijauta ir patyčių įveikimu. Tu randi išeiti iš keblių situacijų, tai yra kaip ir problemų sprendimo gebėjimai. Reikia pripažinti, kad skirtumai tarp klasių Lietuvoje yra labai nemaži ir ypač skirtumai tarp mokytojų yra labai nemaži. Na, kaip jau minėjau, iš standartizuotų testų mes matome, kokie skirtumai dideli tarp istorijos mokytojų. Čia tiesiog objektyviai pabandyta įvertinti, reiškia, pradinių klasių mokytojai. Skirtumai tarp jų milžiniški. Suskirstė mokytojus pusiau, tie, kurių efektyvumas didesnis negu vidutiniškai, sukuriama pridėtinė vertė didesnė negu vidutinė Lietuvoje, ir tuos, kurių sukuriama pridėtinė vertė mažesnė negu vidutiniškai Lietuvoje, ir vaikus suskirstėme į 2 grupės. Iškia, vaikai, kurie yra iš geresnės negu vidutiniškai socialinės aplinkos ir blogesnės negu vidutiniškai socialinės aplinkos. Ir matome, kad mokytojai, tie efektyvesni mokytojų pusėje, su vaikais iš blogesnės socialinės aplinkos pasiekia daugiau negu mokytojai, ta jau kita 50% mažiau efektyvių mokytojų, su vaikais iš geros socialinės aplinkos. Taigi suprantama, kad tikrai reikia rinktis mokytoją, tai kad pradinukų tėvai neveltui, reiškia, taip aktyviai stengiasi rasti tinkamą mokytoją savo vaikui. Na, su pradinukais mums lengva, neužsikloja kiti faktoriai. Lengva pasakyti, kad čia ne matematiko bėda, ne kažkieno bėda, reiškia. O turbūt su kitais mokytojais irgi tas pats. Mes iš netiesioginių, taip sakant, skaičiavimų turime panašias išvadas ir su kitais mokytojais. Na ir matote, neefektyvūs mokytojai su vaikais iš blogos socialinės aplinkos 26,6%, o efektyvūs mokytojai su vaikais iš tos pačios aplinkos 8,9%. Tai yra 3 geresni rezultatai pagal nepatenkinamą pasiekimų lygį. Na, mokytojų kvalifikacija. 2 dalykai iš esmės nustatyti esminiai tokie. Pirmiausiai, vis dėlto nelabai tenkina mokytojų poreikius. Mokytojai neaukštai vertina kursų kokybę ir ne visi poreikiai yra tenkinami. Toliau, vis dėlto mokytojai, kurie dažniau dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, jų vaikų pasiekimai yra gerokai aukštesni. Na ir trečias dalykas, kad nuo kvalifikacinės kategorijos mokinių pasiekimai labai mažai priklauso. Kaip beskaičiavome,
dėja priklauso labai nedaug. Va čia pradinukų rezultatai, čia yra aštuntokų rezultatai, bet priklauso mažiau negu 1% galima paaiškinti mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Toliau mokyklos kultūra ir mokymosi rezultatai. Čia, kadangi aš noriu parodyti jums labiau, kaip priklauso nuo tų universaliųjų pedagoginių dalykų mokinių pasiekimai, koks ryšys tarp jų, tai aš labiau imsiu mokyklos kultūros klausimyną dalį tą ir kokiosgi išvados. Pirmiausiai, kad dažnai ugdymo proceso inovacijos atrodo ne tiek įgyvendinamos, kiek imituojamos. Tai yra mes labiau mėgdžiojame išorinius požymius kažkokių inovacijų, negu efektyviai sugebame pasiekti rezultatų, taikydami vieną ar kitą metodą. Vis dėlto kai kurios inovacijos pasitvirtino ir gerų rezultatų duoda apgalvoti probleminiai, kūrybiniai, savarankiški namų darbai. Įdomu ir protingas grupinis darbas, bet pavyzdžiui, grupinis darbas klasėje geri rezultatai, grupiniai namų darbai gana blogi rezultatai. Patys pagalvokit, kodėl taip galėtų būti. Toliau vėlgi žodis draugiška, kai tik vaikai sako, kad mokykla draugiška ar ką nors reiškia su vaikais, kitais, su mokytojais ir taip toliau, tai kaip taisyklė ta mokykla yra geresnė, jos vaikų pasiekimai yra geresni. Taigi gera mokykla tai yra draugiška, bendradarbiaujanti, besimokanti mokykla. Na ir tai, kas tinka kitose šalyse, reiškia kitos šalies klausimyną paėmus ir davus jį Lietuvoje kaip mokyklos kultūros klausimyną, mes negauname to paties rezultatų. Pas mus vis dėlto yra susiklostę labai įdomi vietos ta kultūra švietimo ir kada yra geri rezultatai ir kada gera mokinių savijauta, vis dėlto truputį kitom aplinkybėm, bet vėlgi iš esmės labiausiai dėl naujovių dėgymo. Toliau, dėl mokymosi mokytis mūsų dvi pagrindinės išvados yra tokia, kad 4 ir 8 klasėse prasminga tikslingai ugdyti mokinių metakognityvinius gebėjimus, informacinius gebėjimus, motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis, jeigu kalbėt apie mokėjimą mokytis. Tikrai vaikai nelabai supranta tokių visokių subtilybių, kaip pasirenku, sakykime, kaip galimybę pasirinkti tinkamą mokymosi būdą ar kažką tai tokio. Tai yra truputėlį kol kas per daug sudėtinga. Ir todėl mokymosi mokytis metodikas reikėtų gerokai patobulinti ir apmokyti mokytojus jomis dirbti. Na čia dabar štai tokie žemėlapiai susijęs su mokyklos kultūra, 4 klasėje vadinkim mokyklos aplinką, nes siauresnis klausimynas. Ir tyriama buvo 2 požiūriais. Pirma, kokia vidinė struktūra pagal atsakymus tų klausimų anketos. Ir antra, kokie ryšiai su mokinių pasiekimais, tų atskirų faktorių. Tai tyriant vidinę struktūrą, kaip mokiniai vieningai, taip suderintai atsakinėjo į tam tikrus klausimus, išsiskyrė formuojamojo vertinimo ir individualizavimo elementų grupė, toliau saugi maloni aplinka mokykloje, patyčios, beje ir tarp mokytojų ir mokinių, draugiškas klimatas klasėje, prasta fizinė mokymosi aplinka ir tvarkos trūkumas klasėje. Tai štai matote, įdomiausia turbūt yra tai, kad mokinių pasiekimai beveik visiškai, lyginant visos Lietuvos rezultatus, nepriklauso nuo to, kaip vaikai teigiamai arba neigiamai atsiliepia apie formuojamojo vertinimo ir individualizavimo elementus. Reiškia, aš netikiu, kad tikras formuojamasis vertinimas neduotų teigiamų rezultatų, bet deja, buvo klausinėjama labai smulkmeniškai, būtent ta kalba, kaip mes kalbame apie šitos dalykus, kaip mokiniam aiškiname, deja, rezultatų nėra. Toliau, saugi maloni aplinka mokykloje, kaip matote, turi tam tikrą teigiamą ryšį, nors labai nedidelį. Patyčios turi labai didelį neigiamą ryšį. Draugiškas klimatas klasėje turi gana teigiamą ryšį. Ir prasta fizinė mokymosi aplinka mokykloje turi stiprų neigiamą ryšį. Ir atspėkite, koks faktorius dabar vaikus labiausiai reiškia
Į ką jie labiausiai atkreipia dėmesį? Į tvankumą ir oro trūkumą klasėje. Ryšim su plastikiniais langais, kuriuos įstatėme, reiškia, per tuos metus. Na, o jeigu imti 8 klasę, truputį segmentacija tų klausimų, reiškia, pasikeičia. Į pirmą vietą tame diskurse išeina pagarba ir dėmesys mokiniui. Mokinis klausime įvairių požymių, kaip mokinys yra gerbiamas ir jam rodomas dėmesys. Toliau gera nuomonė apie mokyklą. Ar tu pasitiki savo mokyklą, ar tavo tėvai mano, kad į gerą mokyklą leidžia vaiką ir taip toliau. Ar jūs gerai moko ten, ar pasiekėte gerų rezultatų. Toliau formuojamasis vertinimas ir individualizavimas. Didelis krūvis, daug kontrolinių. Geri draugiški santykiai ir dalyvavimas mokyklos renginiuose. Tai štai atkreipkite dėmesį. Visai normalu, kad pagarba ir dėmesys mokiniui susijęs aukštais mokinių pasiekimais. Ir gera nuomonės apie mokyklą taip pat teigiamai koreliuoja, bet formuojamasis vertinimas ir individualizavimas. Vat kažkodėl koreliuoja stipriai neigiamai 8 klasiai. Na ir vienintelis paaiškinimas yra tai, ir ypač atskirus klausimus nagrinėjant, yra tai, kad ne visai tai atitinka esmę. Tai yra iš išorės tai yra tai, bet iš esmės tai ne visai taip. Na ir tokį netikėtą, kaip ir paspirtį savo to mintim radome bestebėdami pamokas. Įsivaizduokit mokytoją, kuri sako, dabar vaikai dirbsime grupėmis, pirma eilė bus pirma grupė, antra eilė antra grupė, trečia eilė trečia grupė, reikia pateikti tokių, tai sakykime, tenai veiksmažodžių pavyzdžių. Tik tai nesikalbėkite eilėse. Tarpusavį prašom pateikinėti pavyzdžius. Aišku, čia tikrai nedarbas grupėse, bet kai vaiką paklausi klausiminę, ar jūs klasėje dirbate grupėmis, jis aišku atsako, kad dirbate grupėmis. Ir begalę tokių dalykų aš jums galiu pateikti. Iš tikrųjų, vėlgi iš tų pačių stebėjimų, kaip visa tai virsta kažkuo kitu. Tačiau didelis krūvis ir daug kontrolinių. Reiškia, kažkodėl tai turi teigiamą ryšį su mokinių pasiekimais. Kol kas. Aš nemanau, kad taip turėtų būti, bet kol kas tai turi teigiamą ryšį. Reiškia, ir įdomu, kad jeigu paėmi savijautą, tai vis vien dar turi, kad ir nestiprų, bet teigiamą ryšį su mokinių savijauta mokykloje. Tai gerai turbūt charakterizuoja situaciją, kuri pas mus yra. Na, bet matome, aišku, geri draugiški santykiai turi daug stipresnę įtaką ir gera nuomonė apie mokyklą savijautai mokykloje. Na, jeigu žiūrėt matematiką, ar čia kas nors pasikeičia? Matematika truputį kitoks mokslas ir klausimynas truputį kitoks, tie blokai kitaip susidėlioja. Taigi, mokymosi tikslų, būdų ir kriterijų žinojimas. Viena svarbi formuojamojo vertinimo dalis turi teigiamą ryšį, stipriai teigiamą ryšį su mokinių pasiekimais, paaiškina kažkur apie 5% mokinių pasiekimų. Motyvavimas ir mokytojo pagalba kažkodėl turi neigiamą ryšį, bet tai turbūt todėl, kad tai labiausiai pastebi silpni vaikai. Bet dabar atkreipkite dėmesį, individualizavimo, formuojamo vertinimo ir pagalbos stoka. Nes šita grupė klausimų matematikai buvo tokia daugiau negatyvi, turi tikrai stiprią. Vaikai sako, man trūksta pagalbos, man trūksta dėmesio, aš nežinau, kaip atlikti, kaip įspręsti uždavinį, aš nežinau, kada bus gerai ir taip toliau. Ypač tiems silpnesniem vaikam. Labai stipru. Bet reiškia, mes to nesugebame padaryti, kad vaikam to netrūkstų. Toliau vidinė motyvacija, kaip matote, kompiuteriai, internetas mokymuisi turi tam tikrą teigiamą ryšį, bet mažiau kaip 1% paaiškina ir įdomus dalykas. Tai nėra 20% geriausių vaikų, tai yra vidutiniokai ir kaip tas susiklosto, Dievas žino. Tie stipriausiai 2 dalykus sako. Nepadeda man kompiuteris ir nepadeda darbas grupėse. Reiškia netoks tikriausiai. Na, lietuvių kalbos atveju truputį vėlgi kitas klausimynas, kasgi čia gaunasi. Mane labiausiai turbūt šokiravo metodiškas nuoseklus mokymas ir mokymasis. Buvo klausima, ar jūs naudojate žodynus nežinomiems žodžiams aiškinti per pamokas, reiškia?
Ar jūs sustojate skaitydami tekstą ir mokytojas paklausė, ar supratote, kas ten parašyta? Va šitai labiau neigiamas ryšys negu teigiamas. Galbūt tai numuša tempą, reikia aiškintis, kas čia yra. Ir suprantama, kad turbūt reiktų stengtis, kad žodžių prasmė būtų iš konteksto suprantama, tik kraštutiniais atvejais į tą žodyną reikia kreiptis. Gal jau 8 klasėje, gal net per vėlų tai yra. Ką gali žinoti, reikia tirti. Toliau tas per didelis krūvis trūksta pagalbos. Čia iš tikrųjų buvo tų būtent silpnųjų vaikų šūksnis, kad aš nežinau, ko iš manęs nori mokytojas, aš nežinau, kaip atlikti namų darbus ir taip toliau. Tai yra netikras didelis krūvis, bet tai, kad iš tikrųjų labiau formuojamasis vertinimas. Vat įdomu, kad didelį teigiamą ryšį turėjo mokinys tiki, kad jis bus gerai vertinamas už aktyvumą, savarankišką mąstymą, argumentavimą ir originalumą. Tai yra vienas blokas labai stipriai teigiamai išsiskyrė. Ir ten ne metodai, ten buvo taip. Ar tu manai, kad jeigu tu vadovėlio medžiagą atpasakosi savais žodžiais, tu būsi gerai įvertintas? Ar tu manai, kad jeigu tu savarankiškai mąstysi ir spręsi bent dalinai problemą, tu būsi gerai įvertintas? Jeigu toks klimatas klasėje susikūrė, tai yra gerai. Ne tie metodai, kuriuos vaikai atpasakoja, bet tas klimatas iš esmės daug lemia. Na, dėl mokėjimo mokytis, va čia yra 4 klasė. Ir kaip matote, tie baziniai mokymosi gebėjimai. Ar moki planuoti, ar gali taikyti skirtingus mokymosi būdus ir taip toliau. Vaikai arba nesupranta to, arba to nėra Lietuvoje visiškai. Bet aš manau, jie tiesiog nesupranta. Turbūt tai yra truputį per anksti. Bet atkreipkite dėmesį, prasti metakognityviniai ir informaciniai gebėjimai. Esminis svoris yra čianai ir mes ten iš esmės klausime, pavyzdžiui, ar reiškia tu gebi pastebėti savo klaidas. Tai yra tai, ką 4-okas tikrai gali. Ir kaip matote, na, tai kažkur apie turbūt 20% paaiškina mokinių, reiškia, blogesnių pasiekimų. Na ir vaikai labai skundėsi, kad jie nemoka rasti informacijos. Kompiuterį ar tiesiog tekstą skaitydami nemoka rasti informacijos. Tai turbūt tiesiog sufleruoja, kad kai ką reikia keisti mūsų mokyme mokytis ir kad mes vis dar metakognityvinių gebėjimų galbūt efektyviai ir nepradėjom ugdyti. Galbūt tikrai reikėtų pradėti nuo šito, o paskui susikurti gerą metodiką ir na, čia tas pats tik tai su savijauta. Beje, vienu požiūriu mokytis tikrai pasiteisina. Vaikų savijauta tikrai pagerėja nuo to. Na ir 8 klasėje, kaip matote, vėl viskas čianai labai panašiai, tik tai, kas sustiprėja. Bendradarbiavimas ir grupinis darbas duoda gana stiprią įtaką mokinių pasiekimam. Bet jie taip pat sako, kad jiem trūksta, ir tai yra pagrindinis faktorius, nepakankamas savireguliavimas, tai yra vėl, pavyzdžiui, klaidų radimas, laiko paskirstimas, nepakankamas informacijos radimo gebėjimai, nepakankami įsivertinimo gebėjimai. Taigi, jeigu mes norime išmokyti mokytis, tai reikia mokyti visų pirma šitų dalykų, paprastų, kuriuos turbūt 10 mečius kalbame, bet juos reikia iš tikrųjų įdiegti taip, kad būtų rezultatas. Na, mano laikas baigėsi. Ką čia galima būtų pasakyti apibendrinus? Na, visų pirma, turbūt vaikų tas mokytis gebėjimų savęs vertinimas, aišku, pradinėse klasėse aukštesnis negu vėliau. Reiškia taip, kad turbūt čia prisideda galbūt ir nepažyminis vertinimas prie tokios situacijos. Reikia galvoti, kaip jam duoti geresnį grįžtamą ryšį. Na, o toliau čia tiesiog ta iliustracija jau su vienu konkrečiu klausimu jų atsakymais. Reiškia, kairėje skaidrėje yra parodyta mokinių pasiekimų nukrypimas nuo vidurkio. Ir vaikai buvo paklausti. Būna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius darbus per dieną. Ir kaip matote, 40% mokinių, kurie sako, kad visiškai sutinku, dėja rezultatai yra geresni. Tai dėja, bet turbūt mes nelabai norėtume, kad taip būtų, bet taip šiuo momentu yra.
Tai ar mes įdėgėme iš tikrųjų formuojamą įvertinimą, ar tikrai mes duodame grįžtamą ryšį, ar mokame duoti grįžtamą ryšį be kontrolinio darbo? Tikrai formuojamojo būdu. Greičiausiai, kad nelabai. Ir todėl, kai daug kontrolinių, tai daug ir grįžtamojo ryšio. Ačiū.